Tai kas yra geriau? Sultinys ar skystas kolagenas? Šiandien atsakysiu jums šitą klausimą. Kolagenas yra svarbiausias mūsų organizmo baltymas. Jis dalyvauja visuose jungiamuose audiniuose. Ne tik odoje, sąnariuose, sausgyslėse, bet ir kraujotakos sistemoje ir regoje. Mūsų tėvai iš kartos į kartą visuomet virdavo kaulų sultinį. Bet kodėl Lietuvoje kraujotakos susirgimų skaičius didžiausias Europoje? Vadinasi, kraujotakos sistema nėra tokia kokybiška. Kolageno trūkumas yra nepriklausomai nuo to, kad mes nuolat karta iš kartos vartojame sultinį. Ir nėra kitaip pas japonus, kurie nuolat vartoja šviežią žuvį, labai gausią visokių įvairių mikroelementų. Japonai sako, nuo 40, kaip mes benorėtume, kolageno negalime pasisavinti pilnai. Ir sultinys yra daugiau kaip boosteris, kad mūsų organizmas gamintų savąjį kolageną arba bent dalinai pasisavintų iš sultinio. Beje, nieks nežino, kiek lėkštėje yra kolageno, o mums reikia 10 gramų į parą. Taigi, japonai pagamino skystą, hidrolizuotą, fermentuotą kolageną iš lucianinių žuvų žvynų, kur vis dėlto labai gausu kolageno tipų ir mes pasisaviname kuo puikiausiai, nes žuvų skystas kolagenas yra ypatingai smulkios molekulinės masės, kuris pilnai pasisavinamas mūsų organizmo. Ir žinai, kas mane įtikino vartoti kolageną? Mano akių daktarė, kuris stebi mano gydytoją, profesorė. Po vizito jinai sako, Erika, nepamirškite gerti savo kolageno. Jisai ne tik beprotiškai skanus, bet jisai veikia.